Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną Security Box epizodą ir tie, kas ką tik įsijungia kanalą ir nežinot apie ką čia, tai šiame kanale darau įvairiausias apsaugos sistemų apžvalgas, testuojam kameras ir kitokius įdomius dalykus. Tai jeigu toks turinys jums patinka, būtinai pasilikit, nes net neabejoju, kad sužinosit kažką naujo. Šiandien ant stalo turiu labai neįprastą ir sunkų paketą ir tai yra patys įvairiausi akumuliatoriai. Tai manau, pažiūrim, ką čia turim. Kaip jau supratot, tarp visų IP vaizdų stebėjimų sistemų, apsaugos sistemų, priešgaisrinių sistemų, kabelių, elektros prekių ir kitų dalykų taip pat prekiaujam ir akumuliatoriais. Kaip pavyzdį ant stalo turiu vos kelis skirtingus variantus, tačiau prekyboje turim tikrai nemažai pasirinkimų, pradedant visiems gerai žinomų Ultracell ir baigiant turbūt šiandienos naujieną, kurią ir noriu pristatyti, SSB akumuliatoriais. Į smulkmenas ir specifikacijas tikrai nesigilinsim. Noriu tik pasakyti, kad SSB akumuliatorių turim 3 skirtingas versijas. Visi, kaip jau supratot, yra 12 voltų ir būtent juos galima įsigyti 7,2, 9 ir 18 ampervalandžių. Ir kokia apžvalga būtų be testų, tai paprašiau kolegos Egidijos, kad pabandytų juos protestuoti. Tai manau, nukeliausim tiesiai pas jį ir pažiūrėsim, kaip jam pavyko tą testą padaryti. Sveiki, esu Egidijus, RMA dirbtuvių vadovas. Kolegos kreipėsi vadybininkai padaryti testuką akumuliatorių naujų. Buvo padaryti tokie testukai tokiom realiom sąlygom ir tiesiog kas 10 minučių nuiminėjom įtampos parametrus. Akumuliatoriai pas mus testuojami su elektroninė apkrova statinė. Jinai nusistato 2 amperai apkrova ir matuojama įtampa. Ir tiesiog kas 10 minučių nuimam tos įtampos parametrus ir paskui nupaišom įtampos ir laiko grafiką. Tokiu būdu padarėm testą visų akumuliatorių mūsų esančių prekyboje. Nustatėm, kad SSB akumuliatoriai yra patys geriausi, ilgiausiai išlaiko apkrovą. Ir iki 9 voltų nusėda tai daugiau kaip per 3 valandas. Tai yra labai puikus rezultatai. Čia yra įtampa kairiai pusėje, pačioje yra laikas minutėmis. Tai va, kiek yra didžiulis skirtumas, beveik valandą laiko tarp reiškia, Shenzheno akumuliatoriaus ir SSB akumuliatoriaus. Taip, grįžtam atgal į ofisą. Manau, testai abejingų nepalieka. Akivaizdu, kad SSB akumuliatoriai testą atlaikė tikrai geriausiai. Iš esmės tikrai nėra daug ką komentuoti. Norėjau tik supažindinti, kad pas mus jau galima įsigyti SSB akumuliatorius. Sandėlyje turime visus mano jau anksčiau išvardintus tipus ir juos kaip visada galima įsigyti pas mus BK grupėje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Taip pat mūsų klientai užsakymus gali teikti ir internetu. Adresą palieku čia. Tai iš esmės, manau, tokia būtų trumpa apžvalga ir toks supažindinimas su naujų produktų. Jeigu ši trumpa apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą ir įsijungti varpelį. Tokiu būdu nepraleisti naujausių produktų ar naujienų apžvalgų. Jei turit kokių klausimų, visada gali susisiekti su mūsų konsultantais ir jie tikrai padės įsirinkti patį optimaliausią variantą skirtą jūsų projektui. Šiam kartui manau tiek ir pasimatom kitose apžvalgose. Iki.